Mama apdovanojimų 2011 metų muzikos albumus skelbiame Aš kaip žąsis. Mes matydavomės Neringos restorane, bet jūs manęs net. Na, kaip visada. Labas vakaras. Šitas albumas iš tikro buvo kažko unikalus, kad dirbo tikrai žmonės, Monika Liu, Mario Basanova, Žilvinas Žusnas, daug kitų prodiuserių. Ir aš visada galvojau tuo momentu, kaip parduoti albumą. Galvojau dieną, naktį, kaip parduoti. Ir aš pagalvojau, reikia kažką tiesiog surišti gero, padaryti gero. Ir gavosi taip, kad mes ir pardavėm albumą, paaukojom vaikam, išgelbėm jau ne vieną 10. Gražinom vaikam klausą. Šiandien aš savo kišenėje turiu čekį kauniečiui sekančiam, kur mes prisidėsim prie operacijos, nes labai myliu šitą miestą ir žinau, kad šitas miestas mane irgi myli. Ir kažkas pasakė, mes neturim laiko aukoti, mes neturim laiko. Reikia tai daryti tyliai. Žinokit, reikia tai daryti garsiai, reikia tai daryti. Aš turiu laiko savo žmonėm, aš turiu laiko vaikam. Ir aš nenoriu, kad mūsų jaunimas sprogdintųsi ant Tauro kalno apsikabinės bombom. Suprantat? Ačiū Jums.